Tai dar porą žodžių, reiškia, mūsų šitą konferenciją. Čia mes biškai išmušėm, mes, reiškia, sakydamas kelis organizatorius, iš Vėžių į istorijos muziejų, kuris pagrinde pristatydavo kokį tai asmenį, apibūdinami iš istorinės pusės. Štai čia dabar galbūt kai kuriems ir nelabai įdomu, aiškinant, kokios sukūrinės rovės, kokie tie mokymai, kokie tie stiprumai bus. Bet, reiškia, mūsų galvojimas mūsų buvo, kad Technologijos universitetas, tiek Vilniaus technikos universitetas ruošia specialistus. Tai tie specialistai, kad juos, gal negražu žodis, parodyti visuomeniai, parodyti, reiškia, kad jie jau stovi ant kojų ir kaip jie, reiškia, ką jie daro, ką jie darė. Tai, o tai buvo tikslas, o mano pranešimėlis, reiškia, tai užrašyta Malūspanės jėgainės gale, gal irgi porą žodžių, gal vieną sakinį, kodėl toks atsirado tokia Malūspanės, reiškia, tema į Kauno Technologijos universiteto tematikoje. Prieš 5 metų, reiškia, buvo sugalvota, kad paprojektuokim Malūspanę. Pilotas ir jėgainė, o viršui nešantis elementas tai yra besisukantis rotorius. Lietuvoje paplitę motorizuotos skraidyklės. Kaip jeigu matom, jeigu pastebim, aiškiai visi pastebim, kad liemuo ir vieno ir kito yra beveik analogiškas. Mažai paskiriasi. Net ir pats konstrukcijos principas kaba, liemuo kaba po, reiškia, keliamosios jėgos sukelimo įrenginiu. Tai štai, kada mes nuvažiavom į Helisotą ir pristatėm tą projektėlį prieš 5 metų gamyklos darbuotojams, dalį jų tai sukėlė susidomėjimą. Ir buvo gana ilgokai kamantinėjami tie pristatantis, vyrai, ką jūs darysit ir ar nenorit, reiškia, toliau tęsti. Žinoma, mūsų norai tai buvo, sakom, tęskim būtinai, tačiau direkcija, galbūt dalykim taip, nusileido ant žemės ir pasakė, o čia buvo minima apie sklandytuvo gamybą, ar Prienų sportinės aviacijos gamyklą gamins. Tai buvo klausimas, o kiek jų Lietuvai reikia? Jau šiuo atveju nešas elementas skraidyklė yra sparnas, šiuo atveju rotoras, nešančio elemento pasipriešinimą ant nedidelę analizę. Tai štai čia tokia schemutė, kurioje netgi parodytas ne profilis, o tiesiog plokštelė. Jeigu tą plokštelę mes pratrauktinam arba apipūstinam kažkokiu tai srautu, reiškia, joje atsirastų keliamoji jėga pavadinta raidelė L.